vėl pas jūs. Kažkaip džiaugiuosi iš tiesų kiekvieną kartą man jūs tarnaujat, buvimas su jumis man patarnavimas iš Dievo asmeniškai. Tai dažnai, kaip sakau, branginu, myliu, bet pirmiausia tai yra, manau, toks mažas atspindys to, ką Viešpats jūsų atžvilgiu jaučia. Tai iš tikrųjų labai gera būti tarp jūsų, pasidalinti tuo, šiek tiek ką aš matau, ką Viešpats atvėrė. Ir aš galvoju, kiekvieną kartą, kai važiuoju, viduje tyriu ir žiūriu, ar tikrai Dieve tu nori, bet mano broliams esam čia, šitą miestelį, būtent tai kalbėti. Norisi kalbėti tai, kas yra viduje ir kas nėra statiška, nėra išmokta, bet kad tai būtų gyva, tikra. Ir visad viliuos, kad Viešpats su manim ir kalbės jums iš tiesų. Taigi šiandien tokį noriu pasidalinti gal su tokiu užtvirtinimu, užtvirtinti tai, ką jūs jau žinot. Ir gal tam tikrus momentus man pavyks šiek tiek su Dievo pagalba akcentuoti. Tai iš tiesų, kaip jau ir buvo minėta, kaip Viešpaties dvasia jau tarnavo per sesės, brolius, tiek kalbant, dalinantis ar ne prieš paaukojimus, tiek giedant, giesmių žodžiais, balsu. Tai kad tas laikas, kuriame gyvename, ypač toks kaip niekada nenuspėjamas ar ne, kaip niekada toks atnešantis labai stiprų nerimą, liūdesį, ar ne, ir tikrai yra iššūkis ne tik žmonėms, kurie gyvena be Dievo, bet taip pat iššūkis ir, sakykime, tikintiems žmonėms, nesvarbu, kiek ilgai tikintis žmogus, kiek stipriai tikintis, kaip čia be pamatuosi. Tai yra kiekvienam žmogui iššūkis, neramus laikai visada yra. Ir tai yra ciklas, kuris apsisuka ratu, ateina ta taika. Jeigu viena karta patiria taiką, tai jau labai daug pasirodo šiam pasauly. Ir ta karta 70 metų maždaug, ar ne, tokia. Tai žiūrėk, jau po to eina jau kažkokie tai ar ten kataklizmai gamtos, ar tai žmonės nerimsta savo pavydę, savo godume, nes visą karai, viskas eina iš pavydo ir godumo. Tai jeigu taip imti savybės, ar ne, kuriomis pasinaudoja piktasis, jis atranda savo tarnų, jis juos ruošia. Tai nebūna taip, kad žmogus atėjo, ar ne, ir visų gražumu pražydo kabutėse, tam juodai ar ne, ar kaip sakant, krauju pražydo, tai jis buvo irgi ruošiamas. Tai velnias jisai visada kopijuoja Dievą ir Dievas jisai yra tas, kuris žingsnis po žingsnio ruošia, kūrė, po truputį ar daug, bet jis turi savo struktūrą. Jis iš chaoso padaro tai, kas veikia, iš neveikiančių dalykų, ar ne. Ir velnias žinodamas ir žiūrėdamas, jis kopijuoja ir tai daro atvirkščiai. Ne į gerą, bet į blogą. Taigi, kokie tie laikai apie 2000 metų, ne, dabar 2025, tai metai sąlyginai plius minus, ar ne, kuomet ne tik Dievas ruošia savo tarnus, bet ir velnias ruošia ypatingai savo tarnus. Jis kopijuoja, jis augina, tai Viešpats jisai nesikeičia, jisai sako ir toliau, kad jis paruoš savo žmonės, jis ruošia, jis stiprina. Ir šiandien, ir tie žmonės esam mes, į tą grupę įeinam.
Ir tas pasiruošimas dažnai būna nematomas, ar ne? Taip kaip, imkim taip labai paprastai, banaliai kalbant, imkim studento gyvenimą, ar ne? Kai mokėmės, ar kas dabar studijuoja, ne? Kaip būna? Sako, studijuoju, gaunu pažymius, nervuojuosi, dar kažkas pasišaipo, ką tu čia veiki, tu nieko čia neveiki, bamba vartai, tėvam ant sprando sėdi. Nu, ko tik neprisiklauso studentai kartais, ne, visai būna. Tai, o jie sako, jie nežino, kiek man kainavo ten tas egzaminas pasiruošti, kiek naktų nemiegota, kiek išgerta atmintį stiprinančių visokių papildų ir Coca-Colos ne tik, ta prasme, energetinių. Ir iš tikrųjų sumoka tas, kas praeina visą studentavimą ir baigia, gauna diplomą ir ten pažymėjimą, tai tas žmogus tikrai žino, kiek tai kainavo, jeigu jis iš tiesų arba jinai pats mokėsi. Tai yra toks nematomas darbas, tada susirenka visi, ploja, paploja, ar ne, pasveikina, nusiveda kur nors į kavinę ar dar kažkur, sveikina, nes sako, tu pasiekiai, bet visi mato tą rezultatą, ne? Ir pasidžiaugia ir labai gerai, bet tas, kaip sakant, tas jausmas, vis tiek galėjo dar kur nors kelionę nupirkti, nes aš tiek stengiausi, arba galėjo dar kažką tai atvažiuoti kažkas, tai ne, kažkaip pro pirštus pažiūrėjo, mes vertinam savo pastangas, ne? Tai, bet jie žinom tik mes. Ir taip pat su tuo Dievo tapimu, Dievo tarnu, tarnaitė, Dievo vaikų pirmiausia. Tai irgi pradžiai, jeigu taip sakant, mes įtikime ir labai daug Viešpats gali duoti pakeitimų, pasikeitimų, tokių, kur mes net nesitikėjom, gali būti, kad neturim kažko parodyti iš pradžio, ar ne, visai būna. Bet Viešpats jisai mus pakelia, atgaivina ir sako, dabar eik, po truputį eik, mokykis, sekti manim. Ir tai yra iššūkis. Ir tai iššūkis ir mes ką darom? Mes dažniausiai paimam laikui bėgant, pradedame imti tą tokį fasadą, tą įvaizdį. Ir giluminį gyvenimą su Dievu, keitimąsi, panašėjimą į Kristų, savo savybėm, savo gyvenimo būdų, savo pasirinkimai, savo nuostatom, jau čia vyksta mūsų vidinė dvasinė kova. Kadangi tai yra pagrindas, vienas iš pagrindų mūsų išgelbėjimo. Pirmiausia, tai yra tikėjimas Dievu, tikėjimas Jėzų, ką Jis padarė dėl mūsų, priėmimas į savo gyvenimą, bet po to vyksta užtvirtinimas. Tai yra, taip, aš savo kasdienybėje kiekvieną kartą renkuosi užtvirtinimą, kad aš nepalikau to kelio. Aš toliau einu, aš toliau keičiuosi, aš toliau išlaikau tai, ką turiu pasiekęs, ar ne? Tai yra procesas. Ir tas procesas yra labai nelengvas ir tai labai stipriai iš mūsų pareikalauja pasiaukojimo jėgų. Ir kaip va šitoje giesmėje, kur giedojom, kur sakom, vesk link kryžiaus, ar ne? O kas tai yra? Tai reiškia, kuo toliau Kristus ėjo link kryžiaus fiziškai, dabar prisiminkit arba įsivaizduokit, kuo toliau tu eini, kuo tas galas artėja, tuo sunkiau eiti, tuo kruvinesnės kojas, tuo sunkiau nešti. Ir šiaip tiesiog gal esat, sakysim, bėgdavot mokykloje ar dar kažkur, atrodo, finišas jau matos, bet atrodo jau viskas, nebeištvers. Nu kaip nors, nu dar kaip nors. Ir tas toksai, kuo arčiau kažkokio pasiekimo, tau atrodo, kad iš vis, nežinau, ar be pasieksiu. Ta prasme, kuo toliau, kuo arčiau tos pergalės, tuo ateina didesni sunkumai,
tuo daugiau tau skauda, tuo daugiau vyksta kova tokia vidinė. Ai, gal jau užteks, jau tiek nubėgau, jau taip visiems aišku, kad nubėgau, sakykime, jeigu taip. Bet ir toks, tai yra toks išgyvenam vidinį konfliktą. Yra toks, net psichologija yra toksai reiškinys ir posakis, ar ne, sako, žmogus išgyvena vidinį konfliktą. Kas tai būna? Tai reiškia, žmogus tarsi padalintas į dvi dalis savyje, visi mes tą esam išgyvenę, be išimties netgi vaikai, kada sako, šito negalima, yra, sakykime, ir perkelsiu labai buitiškai, labai mama padarė skanius kotletus, superiniai, padažiuką, viską. Ir taip visiems padalina, visiems taip skaniai buvo, niekas nesitikėjo, kad tiek reikės biškį daugiau reikėjo iškepti. Ir paliko 3 kotlečiukai ant lėkštėj. Ir vaikas eina ir žiūri, jeigu aš tą vieną paimčiau, vis tiek, tą vieną, dar 2 liks. Dar 2 liks. Ir kas vyksta viduj? Viduj konfliktas, bet negalima. Jie palikti ten kokiam broliui ar kažkam tai, ne, kuris grįž. Ale jisai žinos, ar 2 ar 3 buvo. Nežinos. Bet jie tokie skambus. Tai tas pasirinkimas, arba tu greičiau lėksi iš tos virtuvės, kad negundyt savęs, arba tu pasiduori ir sakysi, ai, aš kaip nors, kitą kartą aš jam pridėsiu tą kotlečiuką. Reiškia, čia toks labai buitinis, bet ką išgyvena vaikas, o gal net ne vaikas, gal suaugęs, ne, vidinį konfliktą, kuris yra toks, negalima, bet aš taip noriu, net silpna, net kojas kert per kojas. Ta prasme, tas toks yra kartais, iš tikrųjų, vieniem kartais, kitiem dažnai, žiūrint toks tas gyvenimas, ne? Tai čia jis toks pakankamai mažmožis, pakankamai toks per buitinį tą, bet yra kada konfliktas vidinis, ar ne, kame tave, pavyzdžiui, ar apkaltina darbovietėj kažko, ir tu žinai, kad ne, tu turėtum įrodymą, kad ten tas kitas tą pasielgė, bet tu puikiai žinai, kad tada tą išmes. Ir tavo yra vidinis konfliktas. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Ar tavęs nemeta, bet apjuodina, išryškės, neišryškės, dar neaišku, pasilik to tokių kaltininkų be kalties kaltam, arba sakyti tiesą, kuri kainuos ten tau, prisidirba, tai ir prisidirba, atlygis atėjo, bus vis tiek teisus, aš būsiu. Bet kaip pagal Dievą, kaip dabar, ir vyksta vidinis konfliktas, nes aš nenoriu, kad į mane žiūrėtų, pavyzdžiui, ten kažkaip tai netinkamai, ar ne, prarast gerą vardą, pavyzdžiui, pada. Tai čia tokie jau rimtesni. Tai lygiai taip pat su mūsų kasdieniniam pasirinkimais, kasdieniniais sekti Dievu, taip neįvardinamas, panašėti Kristų ar ne. Mes kitaip susiduriam su savo ydom, silpnumais, tiesioginę nuodėmę. Aš tikrai, čia mano silpna vieta. Ar sukas dantis ir kažkaip tai praeiti ir kažkaip nugalėti, nors tai man labai daug kainuos, ar pasiduoti, ai tiek to, kitą kartą. Suprantate, tas toksai, reiškia, kasdieninė kova su savo silpnybėm ir ydom labai labai svarbi, nes tai yra panašėjimas į Kristų. Tai ir yra panašėjimas, tavo kasdienybė. Tiek persitino, nieko, aš jau 5 metus nesikeikiau, dabar kai dėsiu. Tai, ta prasme, kaip čia pasielgti? Vis tiek viešpats atleis. Kaip vienas brolis sako, duosiu aš anam į dūdą, o paskui eisiu pas Dievą atsiprašyti, bet aš žinau, kad duosiu. Man lengviau ant širdies bus. Ta prasme, jau tiek prikapsi. Ir čia brolis. Čia ne, jo, čia. Ta prasme, sako, aš nebegaliu.
aš nebegaliu. Nu, aš kaip psichologė, žinot, sakau, bandau jį žeminti tą žaibą, bet aš suprantu jį kaip žmogų, bet aš suprantu, kad aš negaliu ir pritarti jam. Ir sakau, nu ką, o kas paskiau? Nu, į latną paskiau. Vien, žodžiu, jau tiek persitės, bet kadangi pas mane kabinete jau išsilieja, kaip sakant, išsiventiliuoja, toks žodis, ne? Naujas. Jo, psichologai mėgsta, kai jie neturi žodžių, sąvokų, jie sugeba nukeliauti į santechnikų gyvenimą, į ventiliatorių gyvenimą, nes sako, išsiventiliuok, arba įsižemink, elektrika darbas. Nu, tai prasme, aš jau, aš suprantu, kad, nėra to pakaitalo, kaip čia pasakyti, arba yra, pavyzdžiui, tu turi sakyti sakinį, kad būtų ta prasmė, ką nori pasakyti žmogus. Tai sugalvoja, reiškia, va tokius, va. Ir kaip man sako, tu gali nors truputį panaudoti psichologinių terminų. Sakau, psichologinių ar elektriko ir santechniko, jūs nuspręskit, sakau. Nu, ta prasme, čia toks juokas, bet iš tikrųjų tai yra dalykai, kurie mums reikalingi žinoti visada. Ir visat karts nuo karto užtvirtyti, vėl prisiminti. Dabar, kaip ir minėjau pradžiai, kad yra procesas, kuomet paruošiamas žmogus tam tikram darbui atlikti, tam tikram veiksmui. Tai velnias paruošia Putiną, paruošia kitus lyderius, kurie šiandien labai reiškėsi, aš tiesiog taip pasakysiu. Tai šitoj vietoj ir Dievas jis gali naudoti tą žmogų, ar ne, savo tikslam, nes Dievas yra gudresnis už visus kitus. Ir jis gali panaudoti ir tą velnio tarną savo tikslam, nes jis yra esminis ir pagrindinis. Tai, bet esmė, kad mums šiandien reikia žiūrėti, atsigręžti į save, į savo gyvenimą, pabūti gerąją prasme egoistais. Nes mes atsakysim už savo gyvenimą, mes gaunam rezultatus už savo gyvenimą, jau patys ant savo galvos kartais prisidarom, ar ne? Tai, bet yra tam tikri pavojai ir tie pavojai mums žinomi, bet mums reikia vėl ir vėl prisiminti, ar ne? Yra toks psichologinis manevras, kurį aš jau senai stebiu, dar nebuvau, neturėjau tos ir specialybės, jeigu taip aš sakyčiau, kad daug kas iš mūsų betikint ir besekant Dievu, pamatom tokį reiškinį, kad po tikėjimo galima pakišti bet kokią mūsų silpnybę, nuodėmę, galime pakišti kažkokią ydą. Ir mes tiesiog taip gražiai ją pridengėm ir galvojam, kad kadangi niekas nemato, aš pats patikiu, tai ir Dievas nemato, ar ne? Tai čia šitoj vietoj nėra teisinga. Tai aš norėčiau porą tokių, po ko mes pakišame savo netobulėjimą, neaugimą, Dieve, nepanašėjimą į Kristų. Tai kažkaip norėčiau pabrėžti vieną, tai yra viena iš tų, tai sakysim maldingumas, ar ne? Geras dalykas, mes meldžiamės, mes prašom, nes Viešpats sakė daug kur ir kalba ir šiandien ir per raštą ir asmeniškai, melskitės. Taip, ar ne? Ir sako, tai kaip čia tas žmogelis gali sugudrauti? Gali sugudrauti ir tas gudravimas yra toks, kad sako, aš pasimeldžiau, ir pasimeldžiau ir viskas, aš gyvenu toliau. Duosiu į dūdą, nueisiu, pasimelsiu vėl gerai. Čia kas? Tai yra pakišimas po maldą, kad aš nepasiduosiu, aš vis tiek vykdysiu savo teisingumą, nes aš teisus, nes taip ir yra, ten tas žmogus tikrai vargšas nukentėjo ne vieną kartą.
kaip ir būtų teisus, bet viešpats sako, ne, atsuk kitą žandą. Ir va čia pasirinkimas, va tas vidinis konfliktas, ne? Tai atsuk tą kitą žandą, ką tai reiškia? Tai dar kartą gauti malkų, nors tu visai ne prie ko. Bandyt pasiaiškinti, bet dar dvigubai greičiausiai gausi, tai geriau patylėk. Arba iš tikrųjų bandyti ten kažkokį savo teisingumą vykdyti, ar ne? Tas vidinis, ir va čia yra siekimas Kristumi, panašėjimas į jį. Nėra paprasta taip. Ir čia kasdienybė, bet būtent ta kasdienybė augina mus. Augina mus būti panašiais į viešpatį. Tai po malda aš galiu pakišti, reiškia, savo ydą, pavyzdžiui, labai didelį stiprų pyktį ar ne. Aš galiu maldoje sakyti, kad Dieve, duok jam ten, atlygink jam šiandien, vat rytoj, kada suprastų, kad blogai daro, ar ne? Arba ten sėdi dvi sesės, viena sako, meldžiasi abi. Viena tokia, kaip pasakyti, biški pirštai į save riesti, taip sakykim. O kita nebeapsikenčia, bet nedrįsta pasakyti gražiai. Abi dvi meldžias ir viena sako, ta, kur nebeapsikenčia, sako, Dieve, būk gera, būk geras, išimk iš jos godumą, tą bjaurų suktumą, Dieve, paimk iš jos tą tiesiai per maldą, prie jos. Kam tu tą maldą kiši? Tu prieš tai pasiaiškink, tu prieš tai pasakyk, agirdi sesė, tu gali kada nors atsinešti kokį nors vieną sausainį į lastelį. Tau 2 kartus padidina atlyginimą į grupelį. O tu kaip neatsineši nieką, taip neatsineši. Čia pavyzdys, ar ne? Tu ką man neštus, taigi visą atsineš. Tai va, tai ir sako, kai einat melstis, ne, koks mokymas yra, jeigu skaito. Pirma susitaikyk, pirma tu išsiaiškink, paskui eik melstis. Nes kai meldies, tai šokas, atsisukus net nustoja melstis, čia iš gyvenimo, žinokit. Mirkt akim, o tai toliau meldžiasi. Dėl, nei tu jai ką sakysi, meldžiasi, tu negali apsiginti. Suprantat, čia toks, reiškia, pakišimas tiesioginė prasme pamalda. Dėl to, kad, sako, pribrendo, teisingai, bet tai tu ne taip darai. Pirma, prieš maldą eik susitaikyk, išsiaiškink. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmogus, moteris, kuri meldėsi ten, reiškia, bandė susitvarkyti, ar ne, reikalus per maldą, maldos metu, ką jinai, reiškia, jinai neskaitydavo šventojo rašto. Labai retai, kada perskaitydavo. Jinai kiek iš pamokslų, ar ne, seniau skaitydavo, bet dabar apstojus ir jinai nebeskaito senai to raštą, jinai užmiršo. Sako, tai kaip kitaip daryti, kai aš jau ten moralą nuskaičiau, paaiškinau, ką padarė, paskui ėjo atsiprašė. Bet, tai ką, sako, o kaip parašyti? Jau 100 metų aš jau skaičiau. Girdit? Ir kai mes sakom, nežinau ten kaip pasielgti, iš tikrųjų yra labai sudėtingų situacijų, kur tikrai yra, galvoju, kaip čia pasielgti, ir klausi vieną, ir kitą gal bandai, ar nepaklausti. Yra tokių situacijų, bet yra situacijų, kur jeigu aš daugiau būčiau prie Dievo žodžio, daugiau būčiau suinteresuota Dievo sekimu ar nepanašėjimu į jį, aš daug kur žinočiau. O jeigu nežinočiau, tai aš pajausčiau viešpaties tą prisilietimą, aš suprasčiau, ką tuo momentu reikia sakyti arba daryti. Bet sakau, tai nėra tai, kad, viskas tu tobulai, viskas žinosi, ne? Ne, tikrai yra daug sudėtingų situacijų, kur reikės ir susirinkti, ir aiškintis, ir melstis, ir ieškoti, vis tiek tą suklys. Bet aš kalbu apie tos tokius, kur yra parašyta, kur yra jau žinoma, ar ne?
Ir mes vis pasisprogdinam ant to nežinojimo. Ir tada kenčiam. Taigi, būna dažnai sako taip, aš atėjau į bažnyčią, aš paklausiau pamokslą, aš kiekvieną kartą, gal beveik kiekvieną einu, aš skaitau raštą, aš daug meldžiuosi. Bet jeigu paklausai apie tą žmogų, sako, kol meldžiasi ir eini tavo momentų į bažnyčią, dar gali susišnekėti, kai grįžti namo, tai Dieve padėk. Ta prasme visiškai, žmogus nesikeičia. Arba, sakysim, kažkokias savybės, sako, būna ir taip, kad sako, buvo jau pagerėjus arba pagerėjęs, dabar vėl sugrįžo viskas. Viskas vėl apsisuka ir vėl tokia, dar baisiau. Reiškia, tai šitoj vietoj man patiko labai vienoj knygoj gražus toks išsireiškimas, kad malda nėra paklusnumo pakaitalas. Labai toks, sakyčiau, gili įžvalga. Sako, tai, kad aš esu maldingas, tai nebūtinai aš paklusnus. Aš paklusnus tik tiek, kad aš meldžiuos. Taip, reikia melstis, meldžiuos. Bet paklusnumas tai yra Dievo valios vykdymas. Ir tai esminis dalykas, net svarbiau negu melstis už kitą. Ir kas tai yra? Tai mes, galiu pasakyti, kad mes tą galim matyti Mato Evangelijoje 7 skyriuje, 21 eilutė. Čia toks labai kietas žodis, stiprus, bet jis gerai labai atspindi tą temą, ant kiek yra svarbus paklusnumas. Čia sako taip, Mato 7:21. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Ir čia prieš tai kalbėjo apie dirvas, apie tai, kad saugotis netikrų, reiškia, tarnų. Ir kad tai yra žmonės, mes visi turim savo širdis, vadinamas nuostatas. Ir jas reikia iš tiesų saugoti. Tai yra dirvos turi būti, kurios turi prižiūrimos būti, širdis mūsų turi būti prižiūrimos, mūsų nuostatos. Ir toliau sako 22 eilutė, daugelis man sakys aną dieną, viešpatie, viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų vardu tavo. 23. Todėl aš jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs piktadariai. Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, kuris pasistačiusi savo namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Taigi ir kiekvienas, kuris klauso šitų žodžių mano ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų pasistačiusi savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą. Ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Kai Jėzus baigė šios žodžius, minios stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė juos kaip turintis valdžią, o ne kaip rašto žinovai. Prieš tai ten jis kalba apie perspėję savo mokinius saugotis netikrų, ar ne, kaip sakiau, žiūrėti dirvos. Kas čia yra? Kokį šiandien aš sakyčiau, išdrįsčiau sakyti, teikti, kad Viešpats nori, kad jūs girdėtumėt, aš irgi žodį, kad nesižavėti tarnais. Kodėl? Todėl, kad tarnas, tarnais, kurie ryškus, turi ryškias dovanas. Iš tikrųjų, ne jie ryškus, ryškias dovanas. Tai ir aš pamokslaujanti čia. Aš esu prieš jūs, ne? Aš kaip pirmenybinį tokį atsistojus ir jūs mokau. Bet tai yra dovana, kurią aš gavau. Čia nieko bendro su manim.
Aišku, yra įtaka, aš galiu ruoštis, galiu nesiruošti, kokią tą dovaną atnešiu, kaip sakant, čia jau ir jūs nukentėsit, ir man bus blogai pas viešpatį. Bet iš esmės, tai nėra mano asmenybės vaisius. Jūs girdit Dievo žodį, jo dovaną. Jūs girdit, skaitot ar ne, aš interpretuoju Dievo pagalbą, tikiu, kad tai iš viešpatės, jūs tikit ar ne, bet naudojama tai, ką aš gavau, tai ne mano. Aš kokia esu, aš esu va tokia, kokia kasdienybei. Ar aš dalinuos, ar aš atleidžiu, ar aš nesu impulsyvi, ar aš negrubi kalboje, namuose, ar aš egoistiška, neegoistiška. Va, kur mano vaisiai, va ta tikroji aš. Čia mano bruožai, kur jūs nematot. Aš atėjau, pasitempiau, šypsaus prieš jumis visą fainą pukuotą. Bet iš tikrųjų, kokia aš, ar ne, aš tikiuosi, kad ten baisi nesu. Bet jeigu taip, ne, aš ant savęs. Todėl, kad mano ta tikroji, va ta tikra Inga, ar jinai seka Kristum, kiek jinai seka. Viešpats mato ir tie, kas aplinkui. Koks mano charakterėlis, kaip sako. Ar aš keičiuos, nesikeičiu. Ar aš į blogą ar į gerą keičiuos. Kaip man pavyksta. Gal aš impulsyvus žmogus, ar ne? Kartais labai, žinokit, tas toksai irgi momentas, išduosiu jums paslaptį. Jeigu žmogus atrodo labai romus, labai susivaldantis. Ir jis, pamatai, kad kitur jis nelabai toks. Tai dažniausiai tai yra dirbtina. Tai žmogus stengiasi labai save valdyti. Viskas gerai, jeigu jis stengiasi visur save valdyti. Bet dažniausiai yra taip, kad jis pražįsta blogąją prasme namuose. Jeigu išoriai valdo save, čia irgi psichologija. Tas, kuris labai susivaldantis, gražiai elgiasi išoriai, namuose dažniausiai ne visada būna labai sunkus žmogus, švelniai tariant. Arba atvirkščiai, jeigu namuose, čia labai gerai matosi ant viršininkų ir direktorių, visi, kas turi kažkokią padėtį. Jeigu auksinis žmogus namuose, labai dažnai tiesiog baisus bendradarbiam ir darbininkai. Dabar vėl noriu pasakyti, kad tai nėra 100%, jokių būdų. Bet dažniausiai, todėl kartais žmonės, jie nusipiešia paveikslą klaidingą kažkokį apie bažnyčią, apie tarnus kažkokius ar ne. Ir paskui jiems būna šokas, kai jie sužino, pamato, kad radikaliai skiriasi visiškai. Ir silpnieji nariai arba silpni tikėjime žmonės pasipiktina, bet ne Dievu ir ne bažnyčia. Tai yra ne žmogum ir ne bažnyčia, Dievu pasipiktina. Suprantat, mes tie nešėjai Kristaus atvaizdo, tai sako, tai koks čia, atseit panašiai, tai Kristui, ne, aš tokia Kristaus nenoriu, eikit jūs, žinot kur. Ir dar pasako po velniais. Ar ne? Tai esmė tai, kad nesižavėkite tuo išoriniu. Gali atitikti žmogus taip, tikrai ir namuose, ir čia, ir pamokslauja, ir keičiasi, ir valio viskas. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad irgi mes giedojom, ar ne, nereikia žavėtis jokiais tarnavimais ir tarnais, tik Dievu ir nieko kitu. Dievu. Reikia pasidžiaugti, kai žmogus sekasi. Reikia pasidžiaugti, kai žmogus nugalėjo pagundimą. Sako, džiaukitės su tais, kurie besidžiaugia, ne? Džiaukitės, labai gerai, bet nesižavėti, nedievinti. Net yra toks posakis pasaulyje, ne? Mes taigi iš pasaulio, ne iš mėnulio, ar ne? Ir mes žinom tą posakį, aš jį arba ją dievinu. Ne? Tas toksai, jis iš esmės neteisingas. Aišku, žmogus, kai netikintis, tai kažką lygiuotis reikia. Visi žmonės lygiuojasi. Nėra taip, kad nesilygiuoja. Taigi,
Ir čia viešpats, kur aš perskaičiau, ne? 22 eilutė sako, daugelis man sakys aną dieną, viešpatie, ar nepranašavom tavo vardu, demonus išvarinėjom, stebuklus darėme, ne? Čia aš noriu parodyti, kad jis rodo, Kristus rodo į dovanas, kurias gavo tam tikri žmonės parinkti. Dovanas reiškia daryti stebuklus, kada užauga kojos rankos, gydymas vyksta per žmogų, pranašavimas, kuris įsipildo, aš kalbu apie įsipildantį. Tai prasme, kai realiai tu matai, kad ne, čia nenatūralu, čia Dievo įsikišimas, ar ne? Ir mes į ką mes koncentruojamės? Mes koncentruojamės į tą, per kurį duoda tą dovaną. Pasigailėkit jūs tų nusidėjėlių tokių, aš tai pasakysiu. Kodėl? Nes mes visi be išimties linkę didžiuotis. Visi. Ir jeigu pas jom ateina, prasisklaido kas nors ir tikrai pamatai, ką viešpats veikia, ir tu sakai, viešpate, ačiū tau. Bet ne jam. Ačiū, kad atvažiavai, kad patarnavai. Bučkis. Nori arbatikės, kavikės, būsim broliai seseris, pakalbėkim dabar apie kasdienybę. Bet nesižavėk. Žinai kodėl? Apsaugosi nuo išdidumo jį. Aišku, jis baisiai, kai kurie gali labai įsižeisti. O tai rodo, kad pataikiai tašką. Nepamaitinai išdidumo, nepamaitinai ego to vidinį. Patarnavai. Va, dažniau į tokią bažnytę atvažiuokit, kur jums nesakys, koks nuostabus, sakys, koks viešpats nuostabus. Tai, va, žiūrėkit, ta 22 eilutė, ar ne, jinai šiaip skamba taip grėsmingai, ar taip, bet čia slypi, va, daug tom tikrų, įžvalgų, kur sako, nesmė dovana, ką tu darei. Ne tai, tu gavai tą, žiūrėkit, sako, aš tavęs nepažįstu. Kodėl nepažįsti? Tai kad, sako, kiekvienas įeis ką, kas vykdo Dievo tėvo valią, o jo valia yra panašėti viešpatį. Tai dabar, sakai, tai aš jau taip stengiausi ir man neišeina, aš vis atgal ir atgal, nubloškia mane mano nuodėmė, nes iš tikrųjų yra daug pralaimėjimų mūsų kasdienybėj. Tai ką dabar man daryti? Tai reiškia, nuleidžiu rankas ir išeinu į pasaulį, taip pat taip man nesiseka panašiai, man taip atrodo. Bet Dievui yra labai svarbus vaisius, bet jis žiūri į pastangas. Jisai žiūri, ar tu kovojai, ar tu stengiaisi. Todėl jis sako, jis nepalauš lūžtančio, lentos neandrės ar ne grūzdančio dagčio. Ką tai rodo? Sako, jis nenuvertins ir jis nepribaigs tavęs, kur tu jau taip jauties blogai, nes tu jau kelintą kartą stengiasi vėl atkritai. Čia priklausomybėse naudojamas tas toks atkritis. Tarp kitko, tas reiškinys, iš vis 12 žingsnių, kurį naudoja reabilitacijos centruose, jis labai tinka mums gyvenime. Ir tą laiko negaliu paaiškinti, gal kada tiesiog kaip su pirštu į akį. Tik tai tiek, kad ten žmonės su konkrečiais dalykais kovoja, su priklausomybė, o mes tai su savo įdomu. Taigi yra malda, nėra paklusnumo pakaitalas. Tai yra dalis paklusnumo, dalis mūsų gyvenimo. Valio, kitaip ir negali būti, mes, sakom, melskitės ir mes meldžiamės, bet mes turim ir save, savo kūną tramdyti, kaip Paulius sako, vargšas aš žmogus, to, ką aš noriu ar ne, nedarau, o ko nenoriu, pridarau. Čia dabar taip netiesiai. Ką tai rodo? Apaštalas, per kurį ėjo visokie stebuklai, viskas, apdovanotas žmogus, sako, aš kovoju su savo kūniškumu, aš kovoju su savo nuodėme ir aš iki galo, kaip sako,
sako, ar ne, mirties kovos. Bet jis nenusiminė, jis nenuleido rankų, jis nenuvertino savęs. Jis sako, už kiekvieną pergalę ačiū tau viešpatį. Kiekvienas pralaimėjimas parodo, kad man reikalingas tu. O tas tikras subalansuotas supratimas apie save. Ar ne? Ir dar labai svarbu vieną dalyką, tai žinoti, kad velnias nekenčia visko, kas brangu Dievui. Tavęs, tai ką tu darai, kad tu keitiesi, nes tu nesi tinkamas indas. Jis sako, nu davai, pasakyk tai, vat apie aną. O tu sakai, o tylėsiu šiandien, labai sunku, bet tylėsiu. Tylėsiu, nebepletkinsiu ir viskas. Nu, vieną kartą, antrą kartą, nu blogas indas. Blogiem darbam, suprantat? Ir va čia šitais, sakau, nesižavėt tarnavimais, tarnais, bet žavėtis, jeigu žmogus iš tikrųjų jis yra iš charakterio, tikrai yra pasikeitis. Ne? Pasidžiaugti, bet atsargiai. Nesukelti to pasididžiavimo, kurio mes visi turim. Visi. Labai svarbu, kad ydos ir silpnybės nėra greitai keičiamas, reikia laiko. Mano specialybė iš to ir išeina. Jeigu žmonės galėtų greitai keisti savo tam tikrus dalykus, kuriuos reikėtų, tai nebūtų jokių psichterapeutų, psichologų, psichiatrų ir taip toliau. Taigi, dar yra toks, kad, ką dar noriu pabrėžti, jau tas laikas mūsų, ar ne, kad tai, ką tu gauni, arba ką gauni iš Dievo, ar tai dovana, ar tai, ką aš pasiekiu, ar ne, ar jūs pasiekėt, dirbdami su savo charakteriu, su kažkokia yda, silpnybė, ar ne, visą tai reikia saugoti. Jeigu nesirūpintis, jeigu nesirūpinsit, bus atkritis. Prisiminkit Dievo žodį. Aš kaip sakau, čia yra psichologijos vadovėlis. Ir aš sakau, prisiminkit žodį, kol viešpats sakė, sako, išvalyti namai, kai būna, ateina patikrina. Ir jeigu ten tuštuma, nu jie švarūs, ko dar nori. Ir sakau, o, gera vietikė, pasikvietė dar baisiau, tai yra atkritis. Jeigu žmogus dar ten pavogdavo kokį bulkutę iš parduotuvės, po 10 tikėjimo metų nugvelbė automobilį. Arba ten primušo ką nors, kadangi buvo sunki situacija, pasigrobė rankinę, už chuliganizmą teisiamas tikintysis. Nu, šitaip jau labai. Bet šiaip tai būna. Ir kodėl? Todėl, kad vietoj savo nuodėmės neatsirado kažkokia kita gera yda. Pavyzdžiui, aš vogiau, jeigu esu vagis, reiškia, aš turiu tapti tas, kuris uždirbti ir turėti viduje tokią pasirinktą tarnystę, dovanoti, šelpti, aukoti. Atvirkščiai, suprantat? Vietoj tos savybės, kurią aš turėjau, aš turiu atvirkščiai paimti, tą stipriai. Tada atkryčio nebus. Labai įdomi užvakar. Dar vieną gerai. Užvakar tokie praklausau ten apie finansus, kartais paklausau, galvoju, nu, kartais negaliu klausyti, išjungiu, o kartais būna tokių gerų minčių. Ir toj, kur aš jau užsirašiau, o jeigu nebus susirašęs, tai aš pasakysiu. Kad prie to pačio, saugoti, rūpintis. Ten buvo pasakyta tokia frazė, nėra tas pats, kada žmogus įsigyja namą, pavyzdžiui, ir vieni sako, tai yra, nu, tas namas kainuoja, arba sako, tas namas vertas. Aš niekada neatkreipčiau dėmesio, nu, aš nesu toj srities specialistas,
Man tas žodis, kaip patogiau, tai pasakei, o pasirodė esmė skiriasi. Sako, tu apie investicijas ten. Tu, sakykim, investuoji, sakai, nusipirksiu investuosiu, nusipirksiu namą. Ir sako, klausi žmogaus, tai kiek kainavo? Čia pavyzdys, 200 000. Tai, bet tu gyvenime nusipirkai ar investicijai? Tu ir tas, ir tas, reiškia, finansų specialistas jis aiškina, ne, brangiai, ne tas pats. Kaina yra tai, ką tu sumokėjai, o 10 metų, kadangi jis bus nusidėvėjęs, kaina bus kita, mažesnė. O vertė tai yra tai, ką tu investavai. Jeigu tas namas bus prižiūrimas, jisai nešlapiuos, stogas pakeistas bus ten, prižiūrima, kad viskas vyktų gerai, jokių pelėsių, jokių t. Ir dar geroj vietoj, jis bus visada su verte. Jis bus vertingas. Tai ir taip pat ir mes, ar ne? Taip ir mūsų gyvenime mes sumokam kainą, bet kad jinai būtų vertinga ta, ką mes įsigijom, mums reikia prižiūrėti. Jeigu aš šiandien mažiau, sakykime, mažiau turiu negatyvo savyje, ne? Aš daugiau matau pozityvų. Pagaliau aš išmokau po 5 metų ar po 10, aš mažiau skundžiuos, aš daugiau to šviesos matau, su Dievo pagalba neakcentuoju tų neigiamų dalykų. Aš turiu tą ir saugot. Aš neturiu sakyti, viskas, turiu. Gali pasidžiaugti ten pusmetį, ten aš nežinau, porą mėnesių. Bet jeigu aš šito nebekreipsiu dėmesį, jau sakysiu, tai turiu ir turiu. Vieną dieną aš atkrisiu. Vieną dieną aš vėl pradėsiu tą patį daryti. Aš vėl net nepajausiu, bet jau kiti sakys, tai tu buvai pasikeitus, o dabar vėl burbuliuoji. Vėl tau negerai ir negerai, vėl tau negerai. Ir ką aš darysiu, aš padarysiu psichologinį manevrą, aš perkelsiu tai, ką aš turiu savyje tvarkyti, išorę. Aš sakysiu, tai palyginai, tada buvo man daug lengviau gyventi. O dabar pasižiūrėjau, kokią politiką, kokią situaciją. Tai kaip aš neburbuliuosiu. Va čia yra psichologija. Ir čia yra pakišimas, aš kitaip tai paprastai sakau, pakišu savo, tai ką aš turiu, savo pareigą, atsakomybę, aš pakišu po išorę arba kitiem užmėti. Jie kalti. O kas kaltintojas pas mus? Velnias, ar ne? Taigi, bet aš galiu tai pasakyti, nes aš žinau, kaip parašyta, bet jeigu aš neskaitysiu Dievo žodžio, tai aš nieko nežinosiu. Tada aš ieškosiu daugybę kažko ten, tarnų, dovanų, tai kapanosim viskas. Tai va. Ir kaip ir baiginėjau, tai ką aš čia dar... Va tokį, ir pabaigsiu šitą sakinį, kad noriu pasakyti, kad tam, kad iš vis keistis, reikia nuolankumo savybę turėti. Neįmanoma be nuolankumo panašėti Kristų ir iš vis pasikeis, nes tam reikia pripažinti, kad man reikia keistis, tam reikia nuolankumo. Ir kad kuo sąžiningesni būsime, kaip krikščionis, keitimėsi pačiame, ar ne? Nekaltinsim kažko ar dar, mes panašėsime Kristų, tuo mažiau patirsim pagundų. Supratot? Nes investuoti velnias irgi nenori ten, kur gaunas. Kiek tu jį gundai, tiek tau atgal. Kiek aš žaisiu su tuo kvailu tikinčiu. Eisiu kitą paieškoti. Supratot? Tu turi tą kietumą. Metai tavi ir kad šoktų. Tai reiškia, kuo aš daugiau panašėsiu Kristų, tuo šitoj srity ateis laikas, čia turi būti laikas, ateis laikas, po kurio laiko tau tas nebebus aktualu.
Tu sakysi, jes, pagaliau. Pradėjau panašyti viešpatį. Šitoj vietoj susitvarkiau su savimi. Gerai, tai aš visiems linkiu stiprybės, kovojant su piktuoju, su savo kūniškumu, tiesiog paprastai pasakius, su savo silpnybėm. Neužmirškit, labai svarbu, kai laimit kovą, pasidžiaugti. Meskit lauk tą patarlę lietuvišką. Džiaugis, džiaugis, rytoj verksi. Tai va, iš tikrųjų, nes tai labai iškart užkert kelią. Tai palauk. Kur tu ten, nesakysiu, kur gulėsiu toks ar tokį. O dabar gyvas žmogus, džiaugis. Nu ir jeigu yra labai stipriai, yra kas nepavydus, gal turi dovaną nepavydžių žmonių, nu eik dar kartų pasidžiaugti. Tai va, būkit palaiminti. Kienogi meilė, visų stipriausia, šlovės karalius, karalius virš visų. Kam taro žodį, nuščiuvo žemė, kieno didybė, nuostabą kelia, šlovės karalius, karalius virš visų. Malonė nuostabi, tai meilė amžina, kad mūsų vietoj tu atidavei save, gyvybę paguldei, kad būčiau laisvas aš. O, Jėzau, giedosiu dėl to, ką padarei. Malonė nuostabi, tai meilė amžina, kad mūsų vietoj tu atidavei save, gyvybę paguldei, kad būčiau laisvas aš. O, Jėzau, giedosiu dėl to, ką padarei. Kas mūsų tamsą šviesą paverčia, kas tolimiausius arti pašaukia, šlovės karalius, kas viešpatauja, tiesa ir meilė, kieno teisumas išlieka amžiams, šlovės karalius, karalius virš visų. Tavo malonė, malonė nuostabi, tai meilė amžina, kad mūsų vietoj tu atidavei save, gyvybę paguldei, kad būčiau laisvas aš. O, Jėzau, giedosiu dėl to, ką padarei. Malonė nuostabi, tai meilė amžina, kad mūsų vietoj tu atidavei save, gyvybę paguldei,
atidavei save, gyvybę paguldėjai, kad būčiau laisvas aš. O, Jėzau, giedosiu dėl to, ką padarei, dėl to, ką padarei, dėl to, ką padarei, dėl to, ką padarei. Iš kur man ateina pagalba, mano pagalba iš Dievo, sutvėrusio žemę ir dangų. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba iš Dievo, sutvėrusio žemę ir dangų. Neleisiu svyruot tavo kojai, nejaugi snaudžia tavo sargas, štai nesnaudžia ir nemiega tavo sargas. Viešpats yra tavo skydas, tavo dešiniai, tau šešėlis, dieną saulė nesužeis, nesužeis, nei mėnulis naktį. Viešpats yra tavo skydas, tavo dešiniai, tau šešėlis, dieną saulė nesužeis, nesužeis, nei mėnulis naktį. Saugos nuo viso pikto, jis tavo gyvybę, tavo išėjimą ir įėjimą dabar per amžius. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba iš Dievo, sutvėrusio žemę ir dangų. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba iš Dievo, sutvėrusio žemę ir dangų. Neleisiu svyruot mano kojai, nes jaugi snaudžia mano sargas, štai nesnaudžia ir nemiega mano sargas. Viešpats yra mano skydas, mano dešiniai, man šešėlis, dieną saulė nesužeis, nesužeis, nei mėnulis naktį. Viešpats yra mano skydas, mano dešiniai, man šešėlis, dieną saulė nesužeis, nesužeis, nei mėnulis naktį. Saugos nuo viso pikto, jis mano gyvybę, mano išėjimą ir įėjimą dabar per amžius. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba iš Dievo, sutvėrusio žemę ir dangų. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba iš Dievo, sutvėrusio žemę ir dangų. Aš pakeliu į kalnus akis, iš kur man ateina pagalba, mano pagalba iš Dievo, sutvėrusio žemę ir dangų. Tuo keliu, kurį parodei man tu, tai Jėzus Kristus vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas, o Dieve, mano mintyse tik tu,
tavo rankose esu, tu tik tu, tik tu, tik tu, tik tu. O visa kita nesvarbu. Tik tu, tik tu, tik tu, tik tu. Mano mintyse tik tu, tu, tik tu, tik tu, tik tu, tik tu. O visa kita nesvarbu, tu, tik tu, tik tu, tik tu, tik tu. Aš tavo rankose esu, tu, tik tu, tik tu, tik tu, tik tu. O visa kita nesvarbu, tu, tik tu. Tave nurimti, Golgotos kalva, kaltės nuplautas man, primins man visą, ką laikiau brangiu, dabar laikau nieku. Vesk į kryžiaus link, meilė kurdama, parklupdyk mane savo jėgoje, apvalyk mane, priklausau tik tau, o vesk į kryžiaus link. Tu kaip ir aš, pagundoj buvai ištirtas. Kūnu tapai, mano kaltė nešei, kad gyvenčiau. Visa, ką laikiau brangiu, dabar laikau nieku. Vesk į kryžiaus link, meilė kurdama, parklupdyk mane savo jėgoje, apvalyk mane, priklausau tik tau, o vesk į kryžiaus link, vesk į kryžiaus link, meilė kurdama, parklupdyk mane savo jėgoje, apvalyk mane, priklausau tik tau, o vesk į kryžiaus link. Atpirkėjau širdies, ateinu pas tave, nurimti. Golgotos kalva, kaltės nuplautas, primins man visą, ką laikiau brangiu, dabar laikau nieku. Vesk į kryžiaus link, meilė kurdama, parklupdyk mane savo jėgoje, apvalyk mane, priklausau tik tau, o vesk į kryžiaus link. Tu kaip ir aš, pagundoj buvai ištirtas. Kūnu tapai, mano kaltė nešei, kad gyvenčiau. Visa, ką laikiau brangiu, dabar laikau
niekur, vesk į kryžiaus link, meilė kur tava. Apvalyk mane savo jėgoje, apvalyk mane, priklausau tik tau, o vesk į kryžiaus link, meilė kur tava. Paklopyk mane savo jėgoje, apvalyk mane, priklausau tik tau, o vesk į kryžiaus link, vesk į kryžiaus link, kiekvieną viešpatį. Vesk į kryžiaus link, mano atpirkėjau, ir taikos karaliau, giedu tau, kaip stipriai tave myliu. Jėzau, lenkiuos prieš tave, trokštu pagarbint tave. Jėzau, aš myliu tave, tik tave. Jėzau, lenkiuos prieš tave, trokštu pagarbint tave. Jėzau, aš myliu tave, tik tave. Nuostabus kūrėjau, Dieve visagaliai, noriu tau atverti savo širdį. Mano atpirkėjau, ir taikos karaliau, giedu tau, kaip stipriai tave myliu. Jėzau, lenkiuos prieš tave, trokštu pagarbint tave. Jėzau, aš myliu tave, tik tave. Jėzau, lenkiuos prieš tave, trokštu pagarbint tave. Jėzau, aš myliu tave, tik tave. Nuostabus kūrėjau, Dieve visagaliai, noriu tau atverti savo širdį. Noriu tau, mano atpirkėjau, ir taikos karaliau, giedu tau, kaip stipriai tave myliu. Jėzau, lenkiuos prieš tave, trokštu pagarbint tave. Jėzau, aš myliu tave, tik tave. Jėzau,
žmonių. Žvelk į visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleisk akių. Ir dėkok į visat už išganimą, turtą amžiną Dievo vaikų. Žvelgsiu visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleisiu akių. Ir ištirpsta toks miegas aplink mane, daug dalykų beverčių menkų. Žvelgsiu visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleisiu akių. Žvelgsiu į Jėzų ant kryžiaus Golgotoje, kur aukojosi jis dėl žmonių. Žvelgsiu visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleisiu akių. Ir dėkosiu visat už išganimą, turtą amžiną Dievo vaikų. Žvelgsiu visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleisiu akių. Ir ištirpsta toks miegas aplink mane, daug dalykų beverčių menkų. Žvelgsiu visat vien į Jėzų, nuo jo nenuleisiu akių. Ir dėkosiu visat už išganimą, turtą amžiną Dievo vaikų. Ir dėkosiu visat už išganimą.